Šiandieną kalbėsime apie saugų eismą. Mes esame Žemelė ir šiandieną apklausinėsime šio miestelio gyventojus, kad sužinotume jų žinias apie saugų eismą. Kas yra tas saugus eismas kelyje? Žiūrint, kad su vaikais susiję. Galėtų būti ir su vaikais, pavyzdžiui. Saugus, kad vaikai saugiai pereitų gatvę, saugiai grįžtų namo ir vairuotojai, aišku, žiūrėtų, kad saugiai vaikai pereitų gatvę. Tas pats yra. Eismas kelyje. Esam su vaikais, susijęs. Apsidairyti einant per gatvę, apsidairyti. Atšvaitus, nežiūrėt arba lemenką atspindint, pavairuoti. Tam greit turbūt viskas gyvenvietės, vien greit, gyvenviečių kit greit. Tai kas yra saugus eismas? Na, saugus eismas, manau, yra pagarba visiems eismo dalyviams. Klausimas yra, kodėl vairuotojai turi laikytis eismo taisyklių? Kodėl vairuotojai turėtų žinoti kelių eismo taisyklės? Dėl to, kad netraiškytų žiūkų ant kelio pasitaikyti. taigi, kodėl vairuotojai turi žinoti kelių eismo taisyklės? Nes jeigu nežinau, tai atsitrenkimas. Vairuotojai privalo žinoti kelių eismo taisyklės. Todėl, kad jau vairuoja mašiną. Vairuotojai privalo žinoti kelio eismo taisyklės, kad visi eismo dalyviai būtų saugus. Mūsų antras klausimas yra, Kodėl vairuotojai privalo užsisekti saugos diržą? kodėl vairuotojai turėtų užsisekti saugus diržą? Ai, jūs jau taip, kad saugiai važiuotų, kad avarijos metu neiškristų iš vietos. Tai kodėl vairuotojai turėtų užsisekti saugos diržą? Avarijos metu, kad mažiau susižalų. Vairuotojai privalo užsisekti saugus diržus. Kokį drįstą neišlaik pro langą. Privalo užsisekti saugus diržus. Kad bus saugiau važiuoti. Kodėl vairuotojai privalo segėti saugos diržas? Kad juos apsaugotų? Į klausimą, kodėl reikia užsisegti saugos diržus, atsakymas būtų toks. Saugos diržai prilaiko vairuotoją ir keleivio sėdynėse. Įvykių metu atsirandančias jėgas paskirsto į mažiau pažeidžiančias žmogaus kūno vietas. Ir paskutinis klausimas. Kodėl vairuotojams pavojinga važiuoti dideliu greičiu? Kodėl pavojinga važiuoti dideliu greičiu? Gali užsimušti. Kodėl vairuotojams pavojinga važiuoti dideliu greičiu? Gali paslysti nuo kelio. Į klausimą, kodėl pavojinga važiuoti dideliu greičiu, reikėtų atsakyti taip. Padidėjo avarijos tikimybė. Na kągi, baigiam šią laidą klausimėlį. Tikiuosi, patiko, viso gero.